Vilniečio kortelę galima papildyti tiek norima pinigų suma, tiek elektroniniais bilietais. Visi bilietai suteikia galimybę važiuoti tiek autobusais, tiek troleibusais. Su Vilniečio kortele galima persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą papildomai nemokant. Jeigu viešuoju transportu naudojatės retai, patogiausia kortelė turėti tam tikrą pinigų sumą. Pinigus galėsite naudoti viešajame transporte pasirinkdami 30 arba 60 minučių bilietą. Kortelę taip pat galėsite papildyti 1, 3 ir 10 parų bilietais. Jeigu viešuoju transportu naudojatės tik darbo dienomis, pravartu įsigyti 30 dienų bilietą galiojantį tik darbo dienomis. Šis bilietas galios 30 dienų nuo to momento, kai kortele paliesite geltonąjį komposterį. Turint tokį bilietą, rekomenduojama kortelę papildyti ir norimą pinigų sumą, jeigu tektų važiuoti savaitgalį. Jeigu viešuoju transportu naudojatės kasdien, geriausia įsigyti 30 dienų bilietą. Šis bilietas taip pat pradės galioti kortele palietus geltonąjį komposterį. Be to, pažymėjusiems 30 ir 60 minučių bilietus papildomai skiriama 10 minučių persėdimui. Kortele palietę komposterį visada galėsite pamatyti bilietų galiojimo trukmę, taip pat patikrinti bilietų ir pinigų likutį.